Stovėt, visi vieneilė. Lina Braknytė, kuri filmavosi paskutinėje atostogų dienoje, paskiau ir kitose filmuose, kitose respublikose, irgi per klasę einant pasirodė, taip, visi vaikai kažkokie panašus, nelabai įdomus toj klasė, kuri mokėsi, o ji sėdėjo paskutiniam suolė ir sudengus akis, taip ir pro pirštus į mus žiūrėjo. Nu, atrodo, menka detalė, nieko čia daug ką nesakanti, bet va taip ir tenka ieškoti tokių keistų poelgių, tokių savitų bruožų. Labą dieną. Labas, Lina. Labas, prašom manęs nefilmuoti, prašom duris uždegti. Man nusibodo visi žurnalistai. Yra kam filmuotis, kas baigė tuos dalykus, tegu filmuojasi. Nes čiagi reikia vėl viską palikti ir tam pasišvęs turbūt. Negalima taip, žinai, kaip užtenka man mokykloje tai buvo. Sifilmuoja, paskui vėl į mokslus, paskui vėl kažkur. Jo. Lina, ką palinkėtum mergaitėm, kurios svajoja būti kino aktorimis? Tegu pabando įstoti. Arba gal pasiseks, kada ateis į mokyklą paims. Bet ar jom labai patiks, tai neaišku. Žinoma, patiks. Bent pakeliaut patiks. Aktoriaus profesija viliojanti. Kas? Nu, matai, kad turbūt jos daugiau galvoja, daugiau įsivaizduoja apie tai, negu ten iš tikrųjų yra. Vienąkart manęs televizijoje klausė apie tai. Tai aš pasakiau, kad čia yra, žinai, ne tik pramogos, bet ir darbas. Visi vaikai mėgsta kiną ir visi turbūt daug kas ir norėtų nusifilmuoti, bent jau pabandyti, kas čia per darbas. Visus vilioja. Patiko dėdė Žebriūnas. Ir su Bielnoru dar susitikčiau. Bet tai nepasakysi, kad kinas nieko nedavė. Vis tiek davė labai daug. Ir negaila, sakau, tos vaikystės. Daug įdomių žmonių pamačiau. Ir pats tos darbas, žinai, kažkaip išmokino kitaip į viską žiūrėti. Labas, Lina. Gal susitikom kino studijai? Nežinau dar. Tai tik pradžia, matai.